Mylimas žmogaus vaike, apsaugos energijos apsupa tave tuomet, kai su tavimi kalba Jėzus. Meilės energijos ir atsidavimas apgaubia tave ir tuomet, kai Jėzus yra šalia tavęs. Mano žodžiai, kuriuos nukreipiu į tave, pilni meilės. Aš atėjau šiandieną, kad pilnas džiaugsmo paliesčiau tavo sielą. Jei tu man leisi, tau leidus, paliečiu tavo atsiminimų laukus, kurie mus jungia, nes buvo laikas, kai ir aš gyvenau žemėje. Šis laikas buvo pats gražiausias mano laikas, nes aš buvau šalia tavęs. Šalia manęs buvo labai daug žmonių ir daug žmonių atėjo pas mane. Ir jei tu esi pasiruošęs sekt mano žodžiais ir energijomis, tai įkvėpk mano meilę, kuri į tave įteka. Įkvėpk mano meilę, nes ši meilė tave nuneš į tavo atsiminimų laukus, kuriuose tu jau esi pabuvojęs ir nešiesi savo sieloje. Vieną kartą mudu sėdėjome kartu pakrantėje jūros, o aš laikiau tavo ranką ir žiūrėjau tau į akis ir kalbėjau meilės žodžius. Žodžius pasitikėjimo. Tu uždavei man daug klausimų apie gyvenimą ir klausimų, kodėl kai kurie dalykai yra tokie, kokie jie yra. Aš tau atsakiau ir papasakojau apie didžiulę Dievo meilę. Tuomet tu atvėrei savo širdį ir supratai, apie ką kalbama. Nes tai yra dieviškas planas, kuriuo mes visi sekame. Ir dabar tave neša ar atnešė į čia šis Dievo planas, kad aš galėčiau visus žodžius dar kartą pakartoti, kad aš dar kartą galėčiau su tavim pakalbėti ir kad tu suprastum, kad viskas turi savo prasmę ir kad tu būtum sustiprintas savo tikėjime. Pasitikėjimas yra Dievo meilė, kuri lydi ir visada lydėjo ir ateity lydės.
Tai tavo sprendimas atsiverti savo tėvui, o aš esu tik jo pasiuntinys, vedantis tave pas jį. Ir tai aš tau pasakiau dar tuo met, kai mudu ėjome jūros pakrantėje. Šalia mūsų buvo ir daugiau kartu einančių. Ir kai kurie žmonės, kurie buvo man artimi, susirinko aplinkui mane. Mes kalbėjomės temomis apie gyvenimą ir mirtį, ir amžinąjį gyvenimą, ir apie sielą, ir apie žmones. Galimai, kad tau atsivers paveikslai, kuriuos išvysi, vaizdus ir kitas vietas, kuriuose aš su tavim jau pabuvojau. Nes viskas, ką tu šiame momente išvysti, yra vaizdai, kuriuos tu jau kartą išgyvenai. Juos perneša amžinybės energijos. Ir tai yra tavo asmeniniai paveikslai, kuriais tu gali patikėti. Tai pilnatviška meilė, kuri dabar supa tave. O aš šioje akimirkoje stoviu tiesiai prieš tave ir žiūriu į tavo akis. Teka energijos iš amžinybės į tave. Dabar teka mano meilė į tave. Ir šiame momente nutrūksta visi dalykai, kurie yra kliudantys. Tu gali dabar viską atiduoti man, kas tave kliudo. Aš tave išlaisvinsiu nuo visų šių sunkių energijų. Aš prašau tavęs leidimo. Leidimo tam, kad galėčiau dėl tavęs veikti. Nes tai atsitiks su didžiule meile. Tai atsitiks su didžiuliu Jėzaus atsidavimu. Energijos teka be žodžių. Jos tave paliečia ten, kur gerai ir svarbu dėl tavęs. Ir visai nėra svarbu šiuo momentu. Tu užsimerkęs ar atsimerkęs, nes vis tiek šios energijos pasieks tave. Ir visai nesvarbu, ar tu kažką matai, ar jauti, energijos vis tiek tave pasiekia. Atsiduok sąmoningai visą savo širdimi, nes tik tuomet energijos teka laisvai
į tavo sistemą, būtent ten, kur tau reikia jos labiausiai. Tave apgaubia pati didžiausia Jėzaus meilė. Ji apgaubia tave. Ji gydo tave. Ji glosto tave. Ji atveria tavo širdį. O aš dovanoju visą tai, pilnas meilės ir atsidavimo, nes tu viso to esi vertas. Ir visai nesvarbu, ar tu mano inkarnacijoje buvai šalia manęs. Šias energijas aš dovanoju visiems žmonėms, nes visi žmonės ir yra visumos dalis. O aš buvau atsiųstas Dievo į žemę, kad meilę dalinčiausi. Ir tai darau dabar, šiame momente, tau, visiems žmonėms, kurie šiuo metu klauso šios meditacijos. Visiems žmonėms, kurie šiandien yra su manimi. Pasigirsta garsai dangiško choro, o jų meilės daina neša tave į gražiausius momentus inkarnacijos. Jie neša į gražiausius momentus, kuriuos mes kartu praleidome. Tai yra man didžiulis džiaugsmas būtent dabar būti kartu su tavimi. Išvysk vaizdus mūsų bendrų veikimų. Priimk vaizdus ir jausmus ar žodžius, kurie mus sujungia. Aš esu labai arti tavęs ir aš būsiu visada arti tavęs ir tada, ir būtent tada, kai tu apie mane galvosi. Tu galėsi jausti šią meilę, šį artumą, paguodą ir apsaugą. Tu būsi visu tuo apsuptas. Aš esu šalia tavęs. Aš visada būsiu šalia tavęs. Švelniai braukiu per tavo viršugalvį. Aš apkabinu tavo pečius ir nulenkiu galvą prieš tave, mano mylimiausias žmogaus vaike. Aš esu čia. Aš visuomet esu čia ir palydžiu tave pas Dievą. Aš dėkoju tau, kad tu šiandien buvai čia su manimi ir dėkoju savo už atliktas užduotis. Atsisveikinu su didžiulė meile, Smarana garsuose
ir visuomet išliksiu šalia tavęs.